Sveiki, šiandien jums papasakosiu apie internetinį kazino, apie Monro. Iš esmės labai gera kokybiška bendrovė, kurioje nėra taikomi maksimalaus laimėjimo iš premijų limitai, kurioje galėsite atsiskaityti lietuviškais bankais. Ir iš esmės, manau, labai ši bendrovė turėtų patikti lietuviams. Kažkiek galbūt primena Drip kazino, nes šitos pačios grupės bendrovės yra, bet man asmeniškai Monro dar labiau patinka, matosi, kad jie buvo įdėta dar daugiau darbo negu į Drip. Tai ir visas dizainas, pats puslapis atrodo dar patogesnis, aiškesnis, viską lengviau rasti. Tai jo, galime pradėti nuo premijų. Tai pirmajam įnašui yra taikoma 150% premija iki 600 eurų. Ir kaip jau minėjau, kas man labai patinka, tai kad laimėjimams iš šios premijos nėra taikomas maksimalus limitas. Tai reiškia, kad ir tarkim pasimsite 200 eurų premiją ir iš jos jums pavyks laimėti ten 1000 ar 2000 ir galėsite visą tą sumą laisvai įsigryninti, atlikę peržaidimo reikalavimą. Tai čia labai žaidėjui didelis yra privalumas, kadangi kitose kazino įprastai būna taikomi limitai, tarkim gautumėte 200 eurų premiją. Tai tikriausiai maksimaliai galėtumėte iš jos ir įsigryninti 200 eurų ar kažkokią kitą sumą, kurie būtų taikomi limitai. Tai va, yra taikomos ir kitos premijos. Tai tarkim antrajam įnašui galėsite gauti nemokamų sukimų. Taip pat kiekvieną savaitę yra papildymo premijos prieinamos, cashbackas, VIP programa. Tai irgi čia labai yra didelis privalumas žaidėjams, kurie planuoja kazino ilgiau žaisti. Kadangi iš jų atliekamus statymus, už atliekamas įmokas jie gauna taškus, tada gali pakilti VIP lygiais. Ir čia matote, kai pasieksite, tarkim, prestiž, galite gauti ir premijas gimtadieniui, taip pat kitas personalizuotas premijas ir daugybę kitų privalumų. Tai irgi yra nemažas privalumas, kada kazino gali pasiūlyti gerą VIP programą. Taip, į premijas, manau, būtų tiek. Kitas svarbus dalykas, ką norėjau paminėti, tai kad šiame kazino iš esmės yra siūloma galimi mokėjimai lietuviškais bankais. Tai galėsite ir bankinėmis kortelėmis atlikti mokėjimus ir yra taip pat galimybė bankinių pavedimų mokėjimus atlikti. Tai bankiniam kortelėm, kiek mes testavome, tai Swedbankas gali kilti problemų su Swedbanku, tačiau Luminoras, Revolutas, Sebas laisvai praeina. Jeigu norite su banku mėginti, tai galbūt tada geriau reikėtų rinktis bankinį pavedimą, tačiau su bankiniu pavedimu gali tekti palaukti šiek tiek laiko, kol pinigai bus įskaityti jūsų sąskaitą. Tai irgi nėra optimalus variantas. Dar kitas dalykas, ką galbūt mes patartume, tai rinktis atsiskaitimus kriptovaliutomis. Tai čia rasite daugelį pagrindinių kriptovaliutų, kaip Ethereum, Bitcoinas, Tetheris, Ripple ir panašiai. Tai atlikdami kriptovaliutomis mokėjimus, juos galėsite daug greičiau ir patogiau įvykdyti be jokių mokesčių. Iš esmės, tai tarkim ir tos pačios išmokos bus daug greičiau patvirtinamos, kai jas atliksite kriptovaliutomis. Tai tikrai, jeigu yra galimybė, tai patartume naudotis jomis ir patogiau vykdyti mokėjimus. O kalbant dar apie žaidimus, tai gal iš karto ir parodysiu. Tai tarkim, čia jie turi tokią skiltį kaip Hot Games, kuriuose rašo iš esmės pastarųjų valandų RTP. Tai, čia aišku, negali 100% žinot, kad į šį žaidimą nuėjęs tu laimėsi. Galbūt netgi atvirkščiai veikia, kad, tarkim, pastaruoju metu jau čia šitas slotas labai daug išmokėjo pinigų, tai galbūt jį nevertėtų eiti daugiau, nes galimai pasibaigs tuo išmokėjimai iš jo ir kažkada nukris tas RTP. Bet, įdomus dalykas, kad šitas yra toksai funkcionalumas čia siūlomas. Kalbant apie pačius žaidimus, tai čia jų yra labai daug ir įvairių prieinamų. Labai patogus yra filtrai. Ir žaidimų tiekėjus galite filtruoti taip pat pagal žaidimų ypatybės. Yra ir bonus buy filtras, kur jums iš karto išmes slotus, kuriuose galite pirkti bonusą, taip pat pagal
tematiką žaidimų, galima filtruoti pagal jų populiarumą, naujumą. Galima išmėginti žaidimus ir į demo pinigais, jeigu, nežinau, norite pirmą pasižiūrėti, kaip jis veikia ir nerizikuoti realiais pinigais. Tai, nu, kaip ir minėjau, viskas yra labai patogu, žaidimų tikrai daug, manau, daugelis rasite jums čia patinkantį žaidimą ir taip pat ir atnaujinimo žaidimai yra tikrai dažnai, tai ir pačius naujausius žaidimus čia galėsite rasti. Ir jo, šiaip plius minus jaučiu tiek, kad dar galbūt būtų verta paminėti, kad šiame kazino yra ir live kazino skiltis, taip pat ir sporto lažybos yra prieinamos tikrai neblogais koeficientais ir gera lažybų pasiūla. Tai universali bendrovė tikrai kokybiška. Tikimės, kad jinai jums patiks ir šiam kartui būtų tiek tada. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.